dėmesio šventės dalyviai ir svečiai. Kviečiu aplankyti žemdirbio kluoną. Mes svečiuojamės pas žemdirbį. Žemdirbio amatas – vienas seniausių verslų Lietuvoje. Žemdirbystė – maistui reikalingų gyvulių ir augalų auginimas. Koks įdomus šis pastatas. Tai kluonas – vienas seniausių jų pastatų. Jame žemdirbys laikydavo ir kuldavo nupjautus javus, kviečius, miežius. Kluonas – trobesys javams krauti. Aš pastebėjau, kad kluono stogas labai žemas. O ar atkreipei dėmesį į kluono duris? Jos stačiakampio formos. Įsidėmėk, stačiakampis – tai keturkampė geometrinė figūra, kurios visi kampai statūs, o priešingos kraštinės lygios. Pažvelk, ką radau. Kam skirtas šis darbo įrankis? Tai pjautuvas. Juo dažniausiai javus pjaudavo moterys. Pjautuvas – puslankiu lenkto peilio pavidalo įrankis javams pjauti. Dabar javų derlių surenka kombainas. Ši mašina valdoma žmogaus. Pjauna, kulia javus, išvalo grūdus ir juos surenka. Todėl kluonų kaime beveik neliko. O ką žemdirbys veikdavo su šiuo darbo įrankiu? O, tai arklas. Su jo vyrai ardavo ir purendavo žemę, apvagodavo pasodintus augalus. Arklas – senovinis įrankis žemei arti. Dabar žemdirbiai didelius žemės plotus be vargo suaria plūgu, kurį tempia traktorius. Traktorius – mašina žemės ūkio įrankiams traukti. Plūgas – įrankis žemei arti. Nelengvas buvo žemdirbio darbas senovėje. Dėkoju, kad viską man paaiškinai. Eime aplankyti kitų sodybų. Puiku!